Jonas Biliūnas. Lazda. Mano draugo pasakojimas. Dabar gimtasai mano sodžių stovi ant kalnelio, netoli Šventosios, plikumoj, po kurią vėjas smėlį nešioja. Tik iš žemių šalies tęsiasi nuo jo toli miškai ir iš šonų, kur nekur išmėtyti nedideli jauni pušynėliai. O dar nelabai seniai, mano atminime, visas šitas sodžius miškuose paskendęs niuksojo. Už tų miškų, pačių Šventosios pakraščių, tarp išmėtytų liūnų, tęsiasi skarotais ąžuolais apaugusios puikios žmonių pievos, lankomis vadinamos. Pievos ir dabar tebėra tokios gražios, kaip pirma, bet miškų, kurie aplinkui buvo jas juosta apjuosę, jau seniai nebėra. Išnyko jie, kaip pasaka, kurią mes paaugę užmirštame, kuri tik dar plasta mūsų omenyje, kaip tolimas viliojamas paveikslas. Tie dideli puikūs miškai buvo mūsų pono. Nesijuokit, kad pasakiau mūsų. Ir aš seniau nesuprasdavau, kodėl tą poną mano tėvas mūsų ponu vadindavo, nors jis gyveno toli už mūsų, už 2 mylių. Paskum supratau, kad jam tai mano tėvai baudžiavą nešė, ir todėl tėvo senu papratimu mūsų ponu jį vadino. Gal ir turėjo tiesą jį taip vadinti, nes ilgus metus ponas varžė mūsų sodžių žmones dėl ganyklų ir miško. Saugoti miškui buvo pristatytas girininkas, kuris visai prie sodžiaus dideliuos apgriuvusios namuos, pačioj pamiškėj gyveno. Dažnai tas girininkas mėgdavo skųsti mumus ponui ir mano tėvui, kuo arčiausiai gyvenančiam dažniausiai tekdavo išklausyti pono grūmojimų. Negaliu užmiršti vieno atsitikimo. Atvažiavo kartą ponas mūsų sodžiun savo miškuose medžiotų, atvažiavo su daugybė svečių ir nemaža prišaudė tą dieną stirnų, kiškių ir paukščių. Visa šitoji žvėriena gulėjo ant pačio kelio prie girininko trobos. Mes, maži dykaduoniai, nekviečiami sulėkėm int ten ir iš tolo, krapštinėdami nosis, žiopsojom int žvėris ir int ponus. O ponai jau sėdėjo ratos ir rengės važiuoti. Mano tėvas netoli ant skiedryno dirbo akėčias ir taip pat buvo beinas pažiūrėtų. Beidamas išgirdo, kad girininkas pradeda skųsti ponui sodiečius už ganyklas ir išsigandęs užsiglaudė už daržinėlės galo. Pašaukit man kokį nors mužiką, suriko iš vežimo ponas. Girininkas pasakė, kad čia pat yra mano tėvas. Tėvas išgirdęs, kad jį mini, ir turbūt matydamas, kad nebegalės išsisukti, išlindo iš kitapus daržinėlis. Nusiėmė už 100 žingsnių kepurę ir visas susilenkęs, išsigandęs ir nelaimingas, puolė ponui rankos bučiuotų. Ponas ne savo balsu pradėjo šaukti ant tėvo, kad jį ir visą sodžių ubagais paleisęs. Pabalusiam lūpom ir drebančia širdimi žiūrėjau į tą reginį ir mačiau, kokiuo džiaugsmu nušvito girininko veidas ir kaip svečiai buvo vieni pasigailėjimo, kiti paniekinimo pilni. Pariekavęs ir neklausydamas tėvo pasiteisinimų, ponas sudrožė arkliams ir nudardėjo. Tėvas pastovėjo kokį laiką be kepurės, paskum pašaukė mane ir visas sujudintas, drebėdamas iš apmaudo paliepė. Liek paupėn, pažiūrėk, argi iš tiesų piemens pono miške galvijus gano. Pasispardydamas nulėkiau su draugais ir radau galvijus kuo ramiausiai besiganančius savose lankose, o piemenis kerėplą mušančius. Sugrįžęs namo visą papasakojau tėvui. Nieko neatsakė, tik galvą palingavo. Bet motina, išgirdusi, kad piemens nekalti, išmetinėjimo balsu tarė. Ar nesakiau, koks ponas toks tarnas, tik priekabių ieško. Nepyk, motin. Geras mūsų ponas, atsakė tėvas ir kaip visados liūdnai tyliai nusijuokė. Gana jau gana, nekantriai atkirto motina. Ar užmiršai, kaip vargino žmonės? Atameni lazdą? Turiu pasakyti, kad mano motina, nors niekados blogo žodžio ant ponų nepasakydavo, bet ir malonės didelės neturėdavo. Dažnai atsimindavo senosius laikus ir atsitikimus, kuriuos mums papasakodavo. Ir jos balse visada skambėdavo apmaudo styga, ažų nuoskaudas, kurią žmonės po ponais iškentėjo.
Tėvas visados kaip ir mėgindavo užstoti ponus prieš motiną, bet darydavo tą taip nedrąsiai ir taip liūdnai visados nusijuokdavo, kad jo žodžiuose daugiau buvo galima matyti pasijuokimo, ne kaip teisybės ir persitikrinimo. Bet motiną tie tėvo užtarimai kartais erzindavo ir jinai dažnai primindavo: gana jau, gana, tėvai, ar atameni lazdą? Tėvas nieko ant to neatsakydavo, nusijuokdavo tik liūdnai ir paėmęs knygą pradėdavo visiems balsu skaityti Kristaus gyvenimą. Ilgai negalėjau suprasti, apie kokią tai lazdą motina minėdavo tėvui ir kodėl tėvas, ažustodamas ponus, visados taip liūdnai nusijuokdavo. Bet kartą jisai pats mums apie tai papasakojo. Kartu su minėtoju mūsų pono girininku gyveno tuos pačios namuos Dumbrauckas. Buvo tai senas, aukštas žmogus, jau visai žilas ir vienui vienas, be šeimynos. Vedęs jis niekados ir nebuvo. Sūnų tečiaus jau suaugusi turėjo, bet tasai sūnus gyveno kažno kur Rusijos gilumoj ir pas tėvą labai retai prisilankydavo. Sakydavo, kad Dumbrauckas kitados buvęs labai turtingas, bet visus savo dvarus kartomis pralošęs. Kiek tame buvo teisybės, sunku atspėti. Tiek tik yra žinoma, kad mano tėvo atminime jis patapo pas mūsų poną prievaizdą. Baudžiava išnykus, Dumbrauckas nustojo vietos ir kažin kodėl apsigyveno mūsų sodžiui, pas girininką. Ilgus metus jis čionai nesijudindamas išbuvo, beveik niekur neišeidavo, amžinai savo kambarėlį, arba vaikščiodavo, arba sėdėdavo ąžų staliuko prie pačio lango. Mes, maži vaikai, matydami iš tolo ąžų lango jo žilą galvą, visada kone ant vienos vietos. Žiūrėdavom int jį, kaip int kokią ypatingą, mums nesuprantamą ir nelabai gerą žmogybę, ir bijodavom int jį prisiartinti. Gal Dumbrauskas būtų ir numiręs tame savo lizde pas girininką, jeigu ne pašalinės aplinkenybės. Reikia žinoti, kad mūsų pono galybė ir turtai vis ėjo mažyn. Gražius miškus aplink mūsų sodžių per keletą metų žydai išpirko. Žmonės iškirto, suvežė paupėn ir sėliais išgrūdo Šventąją toliau. Liko vieni lydimai, šakomis užversti. Kažno, koks mūsų sodžiaus juokdarys vieną kaitrią vasaros dieną vežė iš paupės per lydimus vežimą šieno ir insigydė pypkę užsidegti. Bedegdamas pypkę ažudegė indžiuvusias šakas. Vienu akies mirksniu kilo liepsna ir visi lydimai išpleškėjo. Būtų kartu ir visas sodžius supleškėjęs, jeigu nebūtų subėgę žmonės su šakėmis ir grebliais. Po 2 valandų prie sodžiaus gulėjo plati lyguma, pajodavusi, degiesiais pakvipusi. Ja paskum sodžius, ažu pačius niekniekius, nuo pono atpirko. Tokio būdu su miškais kartu pasibaigė ir pono galybė. Jo grumojimų sodžius daugiau nebebijojo. Girininkas buvo jau nebereikalingas. Kaip tyčia ir namai, kuriuose gyveno, visai baigė griūti. Pro lubas varvėjo vanduo, pro sienas švilpavo vėjas. Ir vieną gražią dieną girininkas išnyko iš mūsų akių. Dumbrauckas irgi turėjo kraustyties. Nežinau, ar jis kreipėsi ant mano tėvus, ar tėvai jam pasiūlėjo. Tik Dumbrauckas apsigyveno pas mumus Seklyčioj. Kokiomis sąlygomis apsigyveno, nežinau. Tik atgabeno int mumus jo mažą staliuką, keletą knygų ir karvę. Daugiau nieko. Ir vėl ištisas dienas pradėjo Dumbrauckas vaikščioti po Seklyčią iš vieno galo kitan, arba sėdinėti ąžų staliuko prie lango. Išgyveno jisai pas mumus 2 metus. Ir, dėl manęs visai netikėtai, paliko mano mokytojų. Padavė man rankose didžiausią lenkišką knygą, atsistojo prie manęs ir liepė skaityti. Jisai visą dieną stovėjo, ašai visą dieną skaičiau. Ir taip visą vasarą ir žiemą. Sunkiai būdavo man su taja lenkiškąja kalba, buvau šveplas ir daugelio žodžių visai negalėjau ištarti. Bet mano mokytojas buvo be pasigailėjimo, spirdavo visai plankstyti liežuvį, bent po 100 kartų kartoti tą patį žodį, net mane visą prakaitas išmušdavo ir turėdavau akis pilnas ašarų. Matydavau, kaip Dumbrauckui virpėdavo pirštai, taip ir norėdavo nusitverti man už ausies arba suduoti per nosį.
Pažinau tuos jo pirštus. Buvo tai prievaizdos pirštai, kieti kaip geležis. Bet išgirdus, kad jisai išvažiuoja iš mūsų, nėr žinios kodėl, man ūmai radosi liūdna. Gaila jo. Buvo tai rudenį. Atvažiavo iš kažnokur toli nepažįstamas šlėktūnas ir išsivežė jį. Atsisveikindamas Dumbrauckas paliko man staliuką, o tėvui, kaip po senam, atidavė savo seną obelinę lazdą. Tau, Juozapai, palieku atminimui savo lazdą, tarė Dumbrauckas tėvui. Dėkui, ponaiti, atsakė susigraudinęs tėvas. Kažno, ar be pasimatysma kada? Dumbrauskui išvažiavus, tėvas ilgai vartė savo rankose lazdą. Vartydamas pradėjo liūdnai šypsoties. Paskum pakėlė į mus savo akis ir netikėtai paklausė. Ar žinot, vaikai, ką man šitoji lazda primena? Mes visi sužiūrome. Tai jau seni laikai, pradėjo jausmingų balsų tėvas. Labai seni. Mudu su motina dar buvo jaunu. Jūsų visur ant svieto dar nebuvo. Tik Mykolas vienas buvo gimęs. Pasitaikino tada kaip tik blogi metai. Duonos maža, dirvos ir pievos išdžiuvo. O turėjom ne tik savo, bet ir ponui dirbti. Ir eidavom dirbti už 2 mylių, pačian Burbiškin. Nusivariau kartą rudenį Burbiškin jaučių spūdimo artų. Nedaug ką galėjau su savim pasimti. Sau insidėjau krepšelin duonos su druska. Jaučiams keletas saujų senų pelų. Daugiau nieko kita nebuvo. O reikėjo 3 dienas atadirbti. Man beariant pasibaigė pelai. Imti vėl nėra iš kur. Pasiganyti negalima. Užginta. Mano jaučiai visai prisivarė. Kojų nebepavelka. O dar visą dieną arti. Sustabdžiau pietums jaučius. Atsisėdau ant ežios ir valgau išsiėmęs iš krepšelio sausą duoną su druska. Valgau, o mano jaučiai tokiomis godžiomis akimis į mane žiūri. Taip man jų pagailo, kad valgyti nustojau. Ir mano krepšelį tik trupiniai belikę. Supenėjau tos trupinius jaučiams ir apsidairiau aplinkui. Čia pat netoli gulėjo sugriebstyti kupečiai pono Dobilų. Ir atėjo man tada galvon bloga mintis. Taip kaip jums jauniems dabar kartais atsitinka. Dirbu ponui, tai kodėl negaliu pono žolę jaučių pašerti? Atsikėliau nuo ežios ir priėjęs ant kupetį pasėmiau mažą Dobilų kokštelę. Prinešiau tą kokštelę ant jaučius ir iš rankos šėriu, o jaučiai taip gardžiai ir godžiai ėda, kad žiūrint juos ir man pačiam gera pasidarė. Tik ūmai pajutau, kad kažnokas kietų daiktų taip skaudžiai sudavė man per nugarą, kad pasverdėjęs pargriuvau ant žemės. Net mano jaučiai pašoko iš vagos ir norėjo su arklu bėgti. Apsvaigęs pakėliau nuo žemės akis ir pamačiau priešai save Dumbraucką su lazda rankoj. A tu, unsvotai, tau vogti, šaukė Dumbrauckas, pildamas man su lazda per nugarą. Matydamas, kad aš nebekrutu, pakėlė mane vieną ranką nuo žemės ir paspyręs koją numetė vėl. Atsitekėjęs pramerkiau akis ir pamačiau savo jaučius netoli mane stovinčius. Jie atgręžę savo sprandus stebėjos ant mane. Tik gyvas parsivariau namo ir 3 savaitės išgulėjau lovoj. Tėvas nutilo. Mes sėdėjom ant savo vietų kaip inbesti. Niekas neatsiliepė, tik mano sesuo akimis, pilnomis ašarų paklausė. Tėvel, ar šitas Dumbrauckas, kur pas mumus gyveno? Šitas, atsakė tėvas. Tik nereikia ant jo pykti. Jį patį maišto metais kazokai tai buvo primušę, kad 3 mėnesius visas kraujuos išgulėjo. O ar žinot, vaikai, kokia lazda jisai mane tada mušė? Paklausė šypsodamos tėvas. Šita. Mes visi krūptelėjom ir išskėtėm akis. Tėvas pakėlė ranką ir rodė mums lazdą. tą pačią lazdą, kurią Dumbrauckas paliko jam atminimui. Vyresnysis brolis priėjo ant tėvą, paėmė iš jo rankos lazdą, pavartė ją. Pavartė, tartum ką galvoj svarstinėdamas. Paskum numetė atžagarę ranką ant malkas ir dusliu balsu tarė. Sudegysim ją, tėvel. Ne, vaikai, atsakė maloniai tėvas. Tegul šitoj lazda lieka tarp mūsų. Į ją žiūrėdami atmysite, kad ir jūsų tėvai skaudžiai buvo baudžiami. Atsimindami tą, nepyksite,
kad ir mudu su motina jums kartais žabeliu suduodavo va. Darydavo va taip dėl jūsų pačių gero. Gal ir mumus ponai baudė dėl mūsų gero. Gana jau, gana tėvai, atsiliepė motina. Gal nuo tos lazdos ir ligą gavai. Mes savo vaikų taip nemokom. Tėvas liūdnai nusišypsojo ir pasiėmęs knygą įsikniaupė skaityti. Ta lazda, kiek žinau, ir dabar pas brolius tebėra. Guli jinai ant lentynos klėtėj ir niekas jos neliečia.